Sveiki. Turintiems darbuotojų paskyroje arba bent jau turintiems planą įmonėms pristatome galimybę paskyroje matyti, kokie pakeitimai sąskaitoje buvo atlikti tam tikrų momentų. Tai kaip tai atlikti, aktyvuoti, keliaujame į modulių nustatymą. Tai pasirenkame modulį ir susirandame funkciją pakeitimų istorija. Aktyvuojame patį modulį ir nuo to momento, kai jau bus sukurta nauja sąskaita, matysite pakeitimus, kurie buvo atlikti būtent tam tikros sąskaitos atžvilgiu. Tai aš sukuriu sąskaitą, pasirenku koreguoti ir pradžio pakeitimų istorijoje nematysite nieko, nes tiesiog sąskaita buvo tik tai sukurta, bet jeigu jau atlikti buvo kažkokie pakeitimai, korekcijos, pakeistas numeris dėl kažkokios priežasties, arba net ir pats klientas pakeistas, visą tą galėsite sekti įvykių istorijoje. Tai pakeičiame ir prekę, galima pridėti ir papildomą prekę, galima tik tai gal kitokią, galima atitinkamai ir mato vienetus ar kainos pakeisti, tai jau čia jau priklausys, kokie pakeitimai buvo atlikti. Išsaugom, atnaujiname sąskaitą ir vėl nukeliame į koreguoti. Šiame etape jūs jau matysite, kad buvo tokią dieną, tokią valandą atnaujintas sąskaitos įrašas ir skleidus matysite, kokios reikšmės papildomai buvo pridėtos arba pakeistos ir atitinkamai, kas buvo atlikta. Tada matysite, kas liečia sąskaitos klientą, kad buvo sena reikšmė tokia, su tokiamis detalėmis ir pasirinktas naujas klientas. Ir atitinkamai matysite būtent produkto lygmenyje, jeigu buvo kažkokie pakeitimai, kokia buvo sena ir nauja reikšmė. Tai tikimės, kad šis funkcionalumas pagelbės ypatingai tiem, kurie dirba ne vieni paskyroje ir turi darbuotojų, lengviau susekti, kokie pakeitimai buvo atlikti istoriškai. Tai gero naudojimo, kilus klausimam kreipkitės.